Štai tokiais garsiais šūksniais po apdovanojimo kolegės pasitinka manikiūro meistrė Lina Matačiūnienė, pečius apgobusią mūsų trispalvę, o ant kaklo bronzos medalis. Ta atmosfera tikrai labai didinga ir tas, kol tu lauki paskelbimo rezultatų, tai ir gerklė išdžiūna, ir žarnas vartosi, ir jaudulys, bet kai tu išgirsti savo vardą, pavardę, tada atrodo visas pasaulis sukasi aplinkui ir tos kojos kažkaip užneša pačias į tą sceną. Dėl savo šalies kovoji ir kad tą medalį, kad tą laimėjimą parvežti savo šalį. Pažvelkite, čia įspūdingasis kūrinys. Kaunietei pelnęs prizinę vietą Paryžiuje tarptautinėme grožio meistrų konkurse. Tai Fantasy Nails rungtis. Šį darbą pradėjau daryti sausio mėnesį, baigiam birželio pačioj pradžioj. Tai tikrai ilgas procesas, kuris reikalauja laiko, vagita laiką iš šeimos. Ir ar galite patikėti, kad visa tai sukurta vien iš nagų lakavimo priemonių? Iš poligelio, iš gelio, iš gelinių lakų, iš dažų, kurios naudojama oreografui nudažyti, tai jie taip pat naudojami nagų dailiai. Iš jų gimsta smulkiausios detalės, žmogeliukai, geometrinės figūros ir net Paryžiaus simbolis Eifelio bokštas. Paskiau pradedi didžiuotis tas mažas dalelytės ir taip po vieną lipdai, į lempą stingdini, tai dėl to ir trunka apie pusę metų tokį darbą padaryti. Audringos ovacijos nuvilnijo teisėjams paskelbus ir dar vienos kaunietės Ingos Bagdonaitės pavardę. Plaukų stilistė koloristė užėmė 4. vietą, iki prizinės pritrūko vos 2 balų. Konkurencija yra labai didelė, iš tiesų didelė, vis dėlto iš 50 valstybių, o mes Lietuva tokia maža, bet pažiūrėkit, kokia stipri. Ir aš tai pamačiau kitų darbus ir tai buvo, mano yra išskirtinė. Jos kūrinyje daug žemės spalvų, tad jį kirpėja dedikuoja Lietuvos genijui Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Grįžau į vaikystę, į gamtą, kai bėgiojau po pievą, raudonos aguonos, tiesiog tos visas spalvingumas. Ir tiesiog bepiešant kilo mintis, kad yra Čiurlionis. Ir jo garbiai sukūriau šį gražų paveikslą. Kad išgautų norimą rezultatą, prireikė ištisų mėnesių. Ruošiausi apie 3 mėnesius. Tikrai prireikė daug plaukų, kad sukurčiau tai, ką noriu sukurti. Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija taip pat sulaukė įvertinimo. Už veiklą gavo ir aukso medalį ir... Turiu labai didelį apdovanojimą, tai jau mano 3 Global Awards, kur buvome išrinkti tik tai 5 nominantai ir buvo įteikti mums tie gaubliai. Tai aš savo Oskarą taip pat turiu. Šiemet Paryžiuje vykusioje grožio meistrų olimpiadoje varžėsi 14 lietuvaičių. Jos demonstravo savo gebėjimus šukuosenų, manikiūro ir makiažo srityse. Lietuva parodė, pademonstravo išties labai gerus profesionalius rezultatus. Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos vadovė sako, kad žengtum į sceną kaip nugalėtojas prireikia daug darbo, pastangų ir azarto. Taip pat kaip sporte, tik skirtingai nei sportininkai. Lietuvą visame pasaulyje garsinantys grožio meistrai už pasiekimus jokio piniginio paskatinimo iš valstybės negauna. Tai yra grožio olimpiada. Įvardinkim tiesiai šviesiai, tik tai nefinansuojama vyriausybės ir valdžios atstovų. Ir tiesiog mes tai darome iš savo lėšų, atsisakydami labai daug, o pasiruošimas vyksta nuo 4 iki 8 mėnesių. Kai kas pradėjo tik tai grįžus iš čempionato piešti gairės. Pasirengimas tokiam konkursui su kelione kartais ir ne 1 000 eurų atsieina. Visą tai iš pačių kišenės. Šiame grožio meistrų čempionate Paryžiuje dalyvauja atstovai iš 50 šalių.